Baldų dizaino pasaulyje pats paprasčiausias baldo pavyzdys yra klasikinė kėdė. Baldas skirtas atsisėdimui. Negali būti paprasčiau, tai tiesiog baldas skirtas atsisėdimui. Kojos, sėdynė, atlošas, porankiai. Atrodo, lyg kėdės sąvoka yra jau labai aiškiai nustatyta. Na, bet pavyzdžiui, jei kėdė neturi porankių, tai ne tragedija, tai vis tiek kėdė. Bet jei jau kėdėjai atimsim atlošą, tai vis tiek kėdė, bet mes jau vadinsim kitaip – taburetė. Bet taburetė vis tiek yra kėdė. Bet jei taburetę išilginsim, tai irgi gauna naują pavadinimą – suolas. O čia vis tiek yra kėdė, nors ir liktais netitinka ne vienos mano išvardytos savybės. Kažkas čia ne taip su ta kėdės sąvoka. Kodėl suolai vis tiek yra kėdės? Kodėl taburetės vis tiek yra kėdės? Ar sofa yra kėdė? Ar lova yra kėdė? Ar pagalvė ant žemės yra kėdė? Ar ant kėdės svarbiausia yra tiesiog atsisėsti? O jei man nepatogu atsisėsti, ar tai jau yra bloga kėdė? O kas yra gera kėdė? Kas yra kėdė? Kėdė yra dalykas, ant kurio tu sėdi. Sėdėti reiškia būti sulenkus kojas 90 laipsnių kampu. Kėdė gali turėti daug įvairių sąvokų, priklausoma taip, kaip mes į ją žiūrėsim. Kėdė turi 4 kojas, ant jos gali atsisėsti, gali atsiremti dar kartais, jeigu yra atlošas. O kėdė, tai priemonė atsisėsti. Poilsiui atsisėsti, pailsėti. 4 kojas. Atsisėdi, 4 kojos, medis kažkoks, tai vėliau nugara. Sutvirtins apsalis, atlošs. Nu, toks ketvirtainiškas. Bet ar iš kėdžių gal padaryti stalą, jeigu nupjausim nugarą? Na tai va, turiu visus punktus apibūdinančius, kaip atrodo kėdė, kojos, sėdynė, nugara, kažkas dar. Žiūrėkim, kas gausis. Gerai, nemeluosiu, aš tiesiog norėjau nupiešti arklį, bet luktelk. Galva, 4 kojos, nugara. Kadangi dabar kalbėjom ką tik apie kėdės, tai arklis gali būti gyva kėdė, nes ant jo gali sėdėti, tik tai nujuda. Jis irgi turi 4 kojas ir ant jo irgi gali sėdėti. Kadangi tema eina apie kėdes, aš suprantu, kad šitas klausimas buvo skirtas man pakirsti koją. Arklys yra judanti kėdė. Arklys, tai paprasčiausias gyvūnas. Darbinis, sportinis. Gyvūnas, skirtas darbui. Arklys yra gyvūnas su 4 kojom, dažniausiai gan rudos spalvos. 4 kojų, aišku, galva gan didelį. Didelis stambus gyvūnas. O jei arklys neturi 4 kojų, o turi 3, ar ant vis tiek arklys? Čia jau nebe arklys. Tipinis kėdės apibrėžimas skamba šitaip. Tai yra baldas skirtas sėdėti vienam asmeniui, turi sėdynę, 4 kojas, atlošą ir kartais porankius. Šitoks sąvokos apibrėžimas man primena Wittgensteino šeimos panašumo idėją. Ludvigas Wittgensteinas teigia, kad žodžiai negali turėti tik vienos tikslios sąvokos. Tai yra esencializmo filosofija. Mąstymas apie žodžių reikšmes ir niuansus. Ši filosofija gali būti pritaikoma ir kėdėms, ir arkliams. Arklys turi 4 kojas. O jei arklys neteko kojos, ar jis vis tiek arklys? Arklys yra skirtas jodinėjimui. Aš galiu jodinėti ir ant kupranugarių, ar jie yra arkliai. Šitai iliustruoja, kaip fiksuotomis charakteristikomis apibrėžimai dažnai žlunga, nes realaus pasaulio objektai ne visada tiksliai patenka į šias griežtas kategorijas. Panašiai apibūdinant kėdę kaip objektą su 4 kojom ir sėdynė, tai irgi gali žlugti, nes o jei kėdė turi tik 3 kojas. O jei tai yra pufas, kuris iš viso neturi kojų, ar mes tai begalime vadinti kėde?
Bet dabar, vietoj to, kad pateikčiau tikslų atsakymą, aš užduosiu daugiau klausimų, nes esencializmo filosofijoje atsakymų nėra.